Labas rytas Lietuva, su jumis sveikinasi Telia Lietuva ir mes visi džiaugiamės matydami savo esamus ir būsimus klientus prisijungusius prie mūsų jau tradiciškai tapusio organizuojamo webinaro ciklo IT gyvai, kurio metu mes pristatome, kaip galima maksimaliai išnaudoti Telia ir mūsų partnerių produktų ir jų funkcionalumus. Šį rytą su jumis sveikinuosi aš, Evaldas Radzevičius, Telia Lietuva IT produktų komercijos vadovas, ir noriu tik pasakyti, kad šiais metais tai yra jau 10 mūsų webinaras, kurį mes organizuojame savo klientams, ir juose mes kalbėjome labai įvairiomis temomis susijusios su saugumu, ir pradedant nuo MDM, tai yra Mobile Device Management, ir baigiant visai labai aktualią temą iškilusią šiuo metu, tai yra naujojų NIS2 reguliavimu, kuris bus taikomas daugelį mūsų klientų. Visų jau įvykusių ir naujų webinarų įrašus jūs galite surasti YouTube'e, susiradę mūsų Telijos kanalą. O šiandieną mes norėsime pakalbėti apie tai, kaip galima vystyti jūsų verslo aplikacijos debesyse. Prieš atiduodant eterį savo kolegui Rokui, noriu įvardinti tik tai 2 dalykus. Tai yra techniniai dalykai, kad viso webinaro metu jūs galėsite uždavinėti klausimus dešinėje pusėje esančiame bendravimo lange, ir mes po pristatymo juos atsakysime. Taip pat priminti, kad webinaras bus įrašinėjamas ir mes jį jums iškomunikuosime elektroniniu paštu, kuriuo jūs užsiregistravote. Ir tikiu, kad su šiltu arbatos puodeliu arba kavos jūs esate pasiruošę išklausyti mūsų kolegos Roko pristatymo. Taigi, sveikas Rokai. Labas, Evaldai. Gražus rytas, geras rytas, linkiu tau gero pristatymo ir sėkmės, susimatysime po jo su klausimais. Būtinai, ačiū tau. Tai sveiki visi prisijungę į šios dienos webinarą. Labų dienų siunčiu taip pat ir tiems, kurie dar tik ateityje žiūrėsite šį vaizdo įrašą. Šiandien kartu su jumis norėčiau aptarti niuansus, su kuriais susiduria organizacijos vystydamos savo verslo aplikacijas debesyje. Tema mano nuomonė yra aktuali, nes galime aiškiai matyti augančių jaunų organizacijų skaičių, kurios vysto skaitmeninius produktus ir orientuojasi ne tik į Lietuvos, bet ir į tarptautinę rinką. O taip pat jau savo vietą atradusios organizacijos taip pat ieško būdų, kaip greičiau, efektyviau aptarnauti esamus klientus, ir tuo pačiu, kaip pritraukti naujų. Ir šiems tikslams pasiekti dažniausiai yra pasitelkiamos verslo aplikacijos, kurios turi atliepti šių dienų vartotojų poreikius ir tuo pačiu metu būti lengvai atnaujinamos tam, kad verslas galėtų prisitaikyti prie rinkos pokyčių. Prieš neriant giliau į temą, trumpai pristatysiu mūsų šios dienos agendą. Tai pirmiausia, apžvelgsime viešuosius debesų kompiuterijos suteikiamas naudas, pabandysime pažvelgti šitą klausimą šiek tiek plačiau ir tikiuosi atrasime daugiau negu mums jau gerai žinomi privalumai. Tuomet aptarsime, kuo skiriasi Cloud Native ir Cloud Enabled aplikacijos, o galbūt visos aplikacijos debesyje vienodas. Tuomet apžvelgsime kelis pavyzdžius aplikacijų vystymo, ir galiausiai aptarsime, kokią vertę verslas gauna iš aplikacijų debesyje ir nuo ko būtų galima pradėti. Taigi, jeigu šiandien kalbame apie aplikacijų vystymą debesyje, tai ir norėčiau pradėti nuo debesų kompiuterijos privalumų, kurios mano nuomonė būtent ir paskatina verslus imtis tokių užduočių. Iš pirmo žvilgsnio galbūt išgirdus galėtų kilti nuomonė ar tokia mintis, ir kam vėl reikia grįžti prie šitos temos, juk visi puikiai žinome, kad debesų kompiuterija suteikia tokias naudas kaip aukštas pasiekiamumas, lankstus resursų plečiamumas, efektyvus finansų valdymas. Čia turbūt tiesa būtų gera vieta pridėti komentarą, jeigu skiriame tam laiko ir mokame tinkamai naudotis mums reikiamais resursais. Tačiau debesų kompiuterija yra kur kas daugiau negu mums jau gerai žinomos įprastinės naudos, o tai gerai iliustruoja visos rinkos reguliarus augimas. Šiais metais paskelbti Synergy Research Group
Tyrimo duomenys parodė, jog pirmąjį metų ketvirtį įmonių išlaidos debesų kompiuterijai pasiekė 63 milijardus Amerikos valstijų dolerių, arba jeigu palygintume su praėjusiu metu pirmoju ketvirčiu, galėtume matyti, jog buvo užfiksuotas 20% augimas. Kas mano nuomonė yra labai svarbu, jog tyrimas atskleidė, jog augimas buvo fiksuojamas net keliose pasaulio regionuose. Jeigu kalbant konkrečiau, tiek Šiaurės Amerikos, tiek Azijos ir Ramiojo vandenyno, o taip pat Europos, Vidurio rytų ir Afrikos regionuose, visose juose buvo fiksuojamas 20% augimas. Ką tai reiškia, jog organizacijos bendrai iš viso pasaulio supranta šios technologijos privalumus ir ieško būdų, kaip jų panaudoti savo verslų įsikeltiems tikslams pasiekti. Tokia cloudo paslaugų augimo dinamika, manau, kad taip pat puikiai parodo, jog pati paslauga nestovi vietoje, nuolatos pasiūlo kažką naujo savo klientams, dėl šios priežasties yra matomas ar neaugimas. Skaidrėje suskirščiau debesų kompiuterijos naudas į klasikines ir papildomas. Grupavimą atlikau remiantis savo asmeninę patirtimi. Iš diskusijų su klientais, taip pat organizacijos viduje. Ir didesnį dėmesį šiandien tiesiog norėčiau skirti papildomoms naudoms, kurios, kaip pastebėjau, dažniau galbūt būna netaip stipriai akcentuojamos arba primirštamos diskusijų metu. Štai, kad ir prieiga prie naujausių technologijų. Būtų galima sakyti, jog tai yra abstrakti nauda, tačiau klientai, kurie naudojasi debesų kompiuterijos paslaugomis, dažniausiai pirmi gauna prieigą prie servisų, kurie suteikia galimybę priimti greitesnius duomenimis pagrįstus sprendimus, kaip pavyzdys, pasinaudojant data lakes, data warehouse sprendimais, ar ką jau kalbėti apie didesnį pagreitį gaunančius dirbtinio intelekto sprendimus, kurie neabejotinai ir ateityje vaidins svarbų vaidmenį. Taip pat užsienio klientų pasiekiamumas. Niekas dar nepaneigė fizikos dėsnių ir visi puikiai žinome, jog jeigu norime užtikrinti gerą patirtį savo klientams, kurie naudojasi mūsų skaitmeniniais produktais, ar ne, turime būti arti tam, kad būtų minimalus vėlinimas. Debesų kompiuterijos tiekėjai savo duomenų centrus turi visame pasaulyje, 6-7 žemynų, o tai suteikia unikalią galimybę štai ir Lietuvos įmonėms aptarnauti, tarkime, Amerikos klientus taip pat greitai, kaip ir čia vietinėje rinkoje. Reguliacinės atitiktis. Galbūt vystote fintech sprendimą, kuriam aktualu, jog partneris turėtų PCI DSS sertifikatą ar ISO 27000, o galbūt atitiktų kažkurią kitą reguliacinę atitikti. Pasidomėkite, tikėtina, jog partneriai apie tai jau yra pagalvoję ir tam yra pasiruošę. Taip pat saugumas. Labai aktuali tema šiais laikais ir cloud'e turėsite visas galimybės šifruoti ten laikomus duomenis, tuo pačiu, ką kalbėti ir apie sprendimus, kurie leidžia realiu laiku skanuoti visą infrastruktūrą ir identifikavus kenksmingą veiklą ją užkardyti. Čia taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir stabtelti, kaip jau Revaldas minėjo, taip pat priminti, jog mūsų kolegos Agnė ir Mantas praėjusį mėnesį vedė webinarą apie NIS2 direktyvą. Tai kas neturėjot galimybės paklausyti, tikrai rekomenduoju susirasti Tele YouTube kanale ir manau išgirsti daug naudingų patarimų. Bet grįžtant į mūsų šios dienos temą ir pratęsiant ar ne apie naudas, tai ta pati automatizacija. Visi norime kaip čia išvengti ar ne, ir atlikti kuo mažiau rankinio pasikartojančių užduočių. Ir cloud'e turit visas galimybės, kaip pavyzdys, pasinaudojant infrastructure as a code, startuoti kompleksinės IT infrastruktūras ženkliai greičiau negu, sakykime, startuojant kiekvieną servisą atskirai per vartotojo panelį. Na ir taip pat tvarumas. Nauji duomenų centrai vystomi taip, kad būtų maksimaliai neutralūs aplinkai, todėl organizacijoms, kurioms svarbu ne tik rezultatas, bet ir kaip jis yra pasiekiamas, manau, tai taip pat aktuali nauda. Na ir kalbant bendrai, ar ne, organizacijoms, suprantant pilną spektrą šių paslaugų, natūraliai kyla, ar ne, kaip mes jas galime įgalinti savo verslų
įsikeltiems tikslams pasiekti. Ir kai turiu omenyje organizacijas, tai turiu galvoje diskusiją tarp IT ir verslo žmonių. Nes vieni be kitų tiesiog nematom ir negalime pamatyti pilno žemėlapio ir tuo pačiu nusistatyti geriausio maršruto tikslo link. Ir jeigu šios diskusijos neįvyksta, ar ne, tai neretai taip nutinka, jog tie ir tikslai nėra organizacijos aiškiai identifikuojami, iškomunikuojami, o tai gali lemti, jog jiems pasiekti bus suformuojamos klaidingos technologinės užduotis. Štai kaip ir pavyzdys, ar ne, verslo identifikavus debesų kompiuterijos naudas, gali tiesiog ir kilti idėją, ar ne, permigruokime turimą aplikaciją į cloudą ir tikėsis, jog ta migracija spręs visas turimas problemas ir tuo pačiu padėsi gauti visas, ar ne, siūlomas naudas šios technologijos. Tačiau ar iš tiesų taip yra? Čia ir yra IT žmonių ta pridėtinė vertė ir atsakomybė paaiškinti, jog migracija tai yra tiesiog viena iš užduočių. Pirmiausia, turime suprasti, o ko mes norime pasiekti iš tos debesų kompiuterijos, kokių privalumų gauti. Nes visas cloud'e veikiančias aplikacijas mes galime vardinti kaip cloud-based aplikacijas, tačiau toli gražu tai nereiškia, jog visų jų technologinis išpildymas yra vienodas. Priešingai, visas cloud'e veikiančias aplikacijas būtų galima suskirstyti cloud native ir cloud enabled. Tai cloud native aplikacijos yra tos, kurios buvo kūriamos, turint galvoje, jog jos veiks debesų kompiuterijoje ir kūriamos taip, kad išnaudotų visus šios technologijos privalumus. Kai tuo tarpu cloud enabled aplikacijos buvo skirtos veikti savo nuosavoje on-premises aplinkoje, tačiau gyvavimo ciklo metu buvo išmigruotos į debesį. Ir skaidriai vardinau keletą svarbiausių cloud native aplikacijos savybių. Pirmiausia, tai mikroservisais pagrįsta architektūra. Tai reiškia, jog aplikacija yra visa suskaldoma į nepriklausomus vienas nuo kito servisus. Kiekvienas iš tų servisų yra atsakingas už konkrečią verslo funkciją. Kaip pavyzdys, elektroninės parduotuvės pirkinių krepšelis ar prekių katalogo paieškos funkcija. Visi šie mikroservisai tarpusavį apsikeitinėja informaciją, taip užtikrindami sklandų aplikacijos veikimą. Ir toks architektūrinis sprendimas taip pat leidžia kiekvieną iš servisų vystyti individualiai ir išvengti visos aplikacijos prastovų dėl atnaujinimo darbų. Taip pat konteinerizacija. Konteinerį galima įvardinti kaip standartinį programinės įrangos paketą, į kurį sudedame kodą, visas jam reikiamas priklausomybės, tam, kad aplikacija veiktų. Konteineriai tarpusavyje bendrauja per APIus ir toks suskaldymas padeda užtikrinti resursų pasidalinimą, o taip pat ir padeda išvengti visos aplikacijos prastovų dėl incidentų, kurie gali kilti dėl konkretaus serviso sutrikimo. O sutrikimus gali lemti daugybę priežasčių, net ir tas pats atnaujinimų diegimas. Aplikacijos programavimo sąsajos, jos yra labai svarbios, nes jų pagalba tiek atskiros aplikacijos tarpusavį apsikeitinėja duomenimis, tiek ir patys mikroservisai. Todėl jos apjungia aplikaciją į vieną darnią visumą. Na ir galiausiai resursų orkestracija, tai konteinerių gyvavimo ciklo valdymas gali būti pakankamai kompleksinė užduotis, todėl labai aktualu turėti galimybę automatizuotai valdyti resursus ir resursų orkestracija suteikia tokias galimybės kaip startuoti naujus konteinerius, valdyti resursų priskirimą, srauto balansavimą ar atstatyti veiklą po incidentų. Cloud enabled aplikacijos tai dažniausiai atveju aplikacijos, kurios buvo permigruotos į debesų kompiuteriją, siekiant panaudoti šios technologijos privalumus. Tačiau dėl technologinių niuansų, tokių kaip monolitinė architektūra, negalinčios to pilnai padaryti. Ir jeigu kalbėtume konkrečiau, tai monolitinė architektūroje visa aplikacija yra vienas failas. O tai reiškia, kad programinėje įrangoje kodo klaidų paieška, testavimas galimai truks ilgiau, nes tai palies visą kodą.
Taip pat bet koks atnaujinimas pareikalaus subildinti naują aplikacijos versiją, o tai reiškia, jog visas pasiruošimo ir dėgymo ciklas bus ilgesnis nei mūsų jau aptartoje mikroservisų architektūroje. Taip pat monolitinės architektūros atveju konkretaus serviso sutrikimas turės įtakos visai aplikacijos veiklai. Tiesa, turiu paminėti, jog dėl technologinio paprastumo monolitinė architektūra gali būti traktuojama kaip privalumas, kai norime startuoti su savo aplikacija kaip galima greičiau. Taigi, jeigu sudedant akcentus, monolitinė architektūra leidžia startuoti greičiau, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje vystant aplikaciją dėl didėjančių sąryšių kiekio, IT operacijų atlikimas taps kompleksiškesnis, truks ilgiau, o verslui tai reikš, jog atnaujinimai galutinius klientus pasieks vėliau. Jei pabandytume padaryti palyginimą ir pažiūrėti, ar ne, šios du skirtingus pasirinkimus vienoje vietoje, tai monolitinę architektūrą būtų galima palyginti su puzlė. Pilnas vaizdas atsiveria, kai visos detalės yra savo vietoje, tinkamai sujungtos. Pagrindiniai privalumai šios architektūros tai greitesnis, mažiau investicijų reikalaujantis startas, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje kompleksika didėja ir kiekvienas atnaujinimas pareikalauja vis daugiau ekstra pastangų. Mikroservisų architektūros atveju yra priešingai. Kiekviena funkcija yra tiesiog kodas yra suskaldomas į mikroservisus, siekiant mažinti tarpusavio priklausomybę. Tiesa, tai reiškia, jog pradžioje pasiruošimo ciklas bus ilgesnis, pareikalaus daugiau kompleksinių sprendimų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje įgausite manevro laisvę ir galėsite atskiras funkcijas vystyti nepriklausomai vienos nuo kitų ir tuo pačiu metu nebusite prisirišę tik prie vienos konkrečios technologijos. Aptarus šios skirtingus būdus, manau geras laikas pasižiūrėti į kelis realius pavyzdžius. Snapchat yra vienos sėkmingiausių socialinių medijų platformų, pasaulyje patenkanti tarp 10 didžiausių pagal savo vartotojų skaičių. Kiekvieną mėnesį šią aplikaciją pasinaudoja daugiau nei 700 milijonų vartotojų visame pasaulyje, kurie sugeneruoja virš 5 milijardų žinučių. Organizacija skiria didelį dėmesį naujų funkcijų diegimui, o net 20% jų naudotojų yra 13-17 metų amžiaus grupiai priklausantis vaikai. Todėl darau drąsų spėjimą, jog didesnės dalies iš webinarą klausančiųjų atžalos taip pat naudojasi šią aplikaciją. Aš ją ir pats naudoju bendravimui su savo sese ir broliu, kurie papuola į minėtą amžiaus grupę. Ir tiesą pasakius, ji man ne tik padeda bendrauti, bet ir ją panaudojus kaip analogiją padėjo paaiškinti, ką mes čia Telijoje apskritai veikiame su debesų kompiuterė, kam yra reikalingos tokie technologiniai sprendimai, tokios paslaugos. Todėl, jei turite panašių iššūkių namie, rekomenduoju pabandyti, galbūt tai netgi paskatins mažuosius daugiau domėtis technologijomis. Bet tam, kad pasiektų dabartinį lygį, Snapchat turėjo nueiti savo kelionę. Startuodami 2011 metais įmonės įkūrėjai norėjo suteikti galimybę aplikacijos naudotojams su savo draugais dalintis tikromis, nepagražintomis akimirkomis čia ir dabar. Pradžioje tikslas buvo startuoti kaip galima greičiau ir turėti globalų pasiekiamumą. Tam puikiai tiko monolitinė architektūra ir aplikacija iškart buvo patalpinta debesų kompiuterijoje. Vėliau jau po sėkmingų pirmųjų veiklos metų ir įsitikinus, kad idėja yra aktuali, tolimesni tikslai buvo didinti vartotojų skaičių ir didinti jų įsitraukimą. Tam verslui reikėjo galimybės diegti daugiau naujų funkcionalumų. Tie funkcionalumai turėjo per trumpesnį laiko tarpą pasiekti
vartotojus. Taip pat nepriklausomai nuo klientų apkrovų, tikslas buvo užtikrinti aukštą aplikacijos pasiekiamumą, kadangi buvo taikomasi į globales rinkas, taip pat nepriklausomai nuo vartotojo prisijungimo lokacijos turėjo būti užtikrinamas minimalus vėlinimas. Na ir taip pat, kas labai svarbu, tai tinkamos organizacijos finansų panaudojimas. Visiems, norint pasiekti šios tikslus, buvo nuspręsta pereiti prie mikroservisų architektūros ir taip pat įgalinti Amazon Web Services debesų kompiuterijos teikėjo servisus. Keletą iš jų įvardinau skaidrėje ir, kaip teigia patys įmonės atstovai, toks technologinis pasirinkimas puikiai atitiko keltus verslo lūkesčius ir leidžia toliau įmonei judėti tinkamą linkme, vystant savo aplikaciją. Kitas gerai žinomas pavyzdys BMW. Tai gamintojas, kuris nepalieka abejingų. Vieni jos myli, kiti jos myli mažiau. Ar kada susimąstėte, kiek yra skirtingų kombinacijų ir galimybių susikomplektuoti savo automobilį? Skaidrėje matote 3 serijos modelį ir galimus pasirinkimo variantus. Iš matematinės perspektyvos turite daugiau nei 1 milijoną skirtingų variantų, kaip galite įgyvendinti savo svajonę. Tačiau čia yra tik vienas iš modelių. Tuo tarpu pasinaudojus BMW konfiguracijos platformą, galite susikonfigūruoti bet kurį iš BMW ar Mini markių automobilių, o taip pat ir bet kurį iš gaminamų BMW motociklų. Šio gaminto automobiliai yra prekiaujami daugiau nei 140 pasaulio šalių, tačiau nepriklausomai nuo to, gamintojas norėjo užtikrinti tokią pačią gerą patirtį galutiniam pirkėjui, o taip pat ir taupyti laiką savo partneriams. Ir šios priežasties buvo nuspręsta sukurti konfiguracijos platformą, su kuria partneriai pasidarę integracijas galėtų suteikti visus duomenis apie automobilius, jų komplektacijos galimybės savo galutiniams pirkėjams. Pradžioje kompanijos tikslas buvo ir pati įmonė koncentravosi efektyvumą. Tikslas buvo kaip galima greičiau startuoti su pirminė produkto versija ir pasižiūrėti, ar partneriai ir klientai tuo naudojasi. Ir tam pradžioje vėlgi puikiai tiko monolitinė architektūra. Kaip matote, skaidriai pavaizduota ar ne žalioji linija, tai leido startuoti greitai ir pasibandyti, kaip iš tikrųjų klientai naudojasi šio produktu. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje, vystant aplikaciją, didėjo sąryšių kiekiai ir įmonė identifikavo, jog kiekvienas atnaujinimas trunka vis ilgiau, nes reikia padaryti tam tikrus pakeitimus aplikacijos kode. Ir galiausiai įmonė papuolė į tokią produktyvumo duobę, kuomet atnaujinimų diegimas trukdavo per ilgai. Ir čia atsirado poreikis ieškoti sprendimų, ką galime padaryti, jog galėtume vėl grįžti į reikiamą produktyvumo lygį. Šitoj vietoje ir buvo priimtas sprendimas keisti monolitinę architektūrą į mikroservisais pagrįstą architektūrą. Ir kaip pagrindinis laimėjimas, tai ir buvo atstatytas reikiamas produktyvumo lygis, kuris leido organizacijai toliau vystyti atskiras funkcijas šios aplikacijos nepriklausomai viena nuo kitos ir greičiau patiekti atnaujinimus galutiniams klientams. Aptarus 2 kompanijų aplikacijos vystymo patirtis, pasižiūrėkime truputį detaliau, o ką reiškia kasdienėje veikloje pasirinkimas tarp monolitinės ir mikroservisų architektūros. Skaidrėje matome tradicinį monolitinės aplikacijos vystymo procesą, dar žinoma kaip waterfall metodą. Tai jau daugybę metų veikiantis
procesas, kuris yra atidirbtas ir daug įmonių jo naudojasi. Visas jis susideda iš 7 žingsnių, viskas prasideda nuo planavimo fazės, kuomet apsibrėžiame tikslus, kokias problemas norime įspręsti, analizės fazėje įvardydame konkrečias funkcijas, dizaino etape pasirenkame geriausius architektūrinį sprendimą, na ir pradedame vystyti. Toliau testavimas, diegimas ir palaikymo fazės. Tai tikrai yra klasikinis metodas, tikiu, kad daugumą esate girdėję jį ir jisai veikia ir padeda įmonėms ar ne vystyti savo aplikacijas. Tačiau yra vienas niuansas, kad vadovaujantis šiuo metodu programuotojai ir administratoriai dažniausiai labai mažai žino vieni apie kitus ir dažniausiai iki pat paskutinių žingsnių, dažniausiai diegimo fazės, vieni apie kitus beveik nieko nežino, o tai neretai iššaukia jau artėjant prie projekto pabaigos tam tikrų iššūkių. Kaip pavyzdys, atlikus diegimą į produkcinę aplinką, pasirodo, jog aplikacija nestartuoja ir tuomet prasideda aiškinimasis. Tai kur čia tos problemos, kas čia kalti, ar čia programuotojai suklydo, ar čia už operacijas atsakingi administratoriai kažko iki galo neatlikom. Ir tai sukelia tokių nereikalingų gaistrų ir prastovų, kurios gali galiausiai ar ne paveikti visą projekto sėkmę. Dėl šios priežasties ir būtent norint išvengti tokių situacijų ir suaktyvinti IT administratorių ir programuotojų bendradarbiavimą, siekiant bendro tikslo, sklandžiai veikiančios verslo aplikacijos ir buvo išvystytos DevOps metodologija, kuri vizualiai dažniausiai vaizduojama begalybė simbolių ir manau, kad tai puikiai atspindi pačią esmę. Tai yra nuolatinį programuotojų ir IT administratorių tarpusavio bendradarbiavimą, kuriant ir diegiant aplikacijas. Tokia kolaboracija leidžia kiekvienam specialistui užsiimti tai, ką jis geba geriausiai. Tai programuotojai vysto kodą, už operacijas atsakingi administratoriai užtikrina, jog atnaujinimai nukeliaus visą kelią nuo vystymo, testavimo aplinkų iki diegimo fazės produkcijoje. Ir visą tai užtikrinama vadovaujantis gerosiomis DevOps praktikomis. Tokiomis kaip ir turbūt pagrindinė, nuo ko būtų galima pradėti, tai CI/CD proceso, kuris užtikrina ankstyvą kodo klaidų aptikimą, greitesnį atnaujinimų sudegimą į produkcinę aplinką. Taip pat infrastructure as a code, kas padeda startuoti debesyje kompleksinės IT infrastruktūras ženkliai greičiau, nei tai darytume ar ne per savitarnos panelės. Ir begalės kitų praktikų, kurių iš esmės pagrindinis tikslas tai yra automatizuoti procesą, sumažinti rankinio darbo kiekį, taip išvengiant nereikalingų žmogiškų klaidų, tuo pačiu paskatinti bendradarbiavimą tarp IT administratorių ir programuotojų, na ir savaime suprantama bendrai pridėti greičio visame procese, jog atnaujinimai greičiau pasiektų ar ne galutinį klientą. Ir kaip jau ir minėjau, ar ne, DevOps tai yra gerųjų praktikų rinkinys įgalinantis programuotojų ir IT administratorių bendradarbiavimą. Tačiau jeigu ir patiems galbūt anksčiau teko šiek tiek domėtis, neretai ar ne, ieškant informacijos yra išmetama daug straipsnių apie įvairius įrankius, be kurių tarsi gali pasirodyti, jog DevOps praktikos yra neįgyvendinamos ir tai gali sukelti tokią pirminę reakciją, jog tai yra labai kažkoks tai komplikuotas metodas, tikrai ne mums ir neverta per daug į tai gilintis, tačiau norėčiau kaip tai galbūt nuraminti ir pasakyti, jog nereikėtų pasiduoti tam ir tam ir yra kaip tik partneriai, kurie jau yra nuėję savo kelionę, išsibandę šios įrankius ir žino, kokie yra geriausi, kaip juos jungti tarpusavį tam, kad DevOps nebūtų per daug komplikuota, o kaip tik padėtų pasiekti pagrindinius šios metodologijos tikslus. Ir
Taigi pasirinkimų, kuriuo keliu judėti, turite ne vieną ir natūralu, jog pradžioje tai gali sukelti tam tikrų klausimų, į kuriuos ne visus turėsite atsakymų. Juk visi norime, kad mūsų ar ne vystomi projektai būtų sėkmingi, pasiektų išsikeltus tikslus. Tačiau dėl to per daug nereikėtų jaudintis ir jeigu būtų galima sudėlioti akcentus, atsižvelgiant į pagrindinius veiksnius, tai būtų galima pasakyti, jeigu planuojate vystyti aplikaciją, kuri pradžioje neturės daug funkcijų, tikslas kaip galima greičiau startuoti, pasitikrinant verslo idėją ir galbūt pradžioje neplanuojate staigaus vartotojų augimo, monolitinė architektūra tikrai puikiai tiks. Kita vertus, jeigu planuojate vystyti aplikaciją, su kuria plėsitės į užsienio rinkas, norėsite greitai diegti naujas funkcijas, taip pat nepriklausomai nuo apkrovų užtikrinti aukštą pasiekiamumą, minimalų vėlinimą, tai mikroservisai būtų puikus pasirinkimas, kuris padėtų pasiekti visų šių tikslų. Na ir natūralu, kad galite neturėti visų technologinių žinių pradžioje, tam ir esame mes, pasiruošę kartu su jumis nueiti visą šią kelionę bendro tikslo link. Tai ačiū ir galėtume pereiti prie klausimų. Ok, super. Ačiū tau, Rokai, už pristatymą. Ir besiklausant irgi kyla toks klausimas ir vienas mūsų stebėtojas uždavė tiesiau ir paprasčiau, ar Telia patys naudoja mikroservisus savo aplikacijoms. Ką gali pasakyti apie šitą veiklą? Taip. Tai Telia pati naudoja, tą mes naudojam keliems savo produktams, tiek televizijai, tiek mūsų vieno iš produktų, tai skambučių centro. Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau, mes iš tiesų irgi esame darę webinarą, galite susirasti Telia YouTube kanale, kur mano kolegos Kipras ir Dalius pasako apie tai, kaip iš monolitinės architektūros buvo pereinama į mikroservisus, tai būtinai pasižiūrėkit ir detaliau galėsit pamatyti konkretų būtent atvejo aptarimą. Tai taip patys taip pat naudojame ir savo produktuose. Supratau, o kaip, jeigu pats ekspertiškai įvertintum kažkokį tai pokytį šitose mūsų produktuose, kas buvo prieš, kas buvo po, kada mes nuvažiavom į mikroservisus? Tai iš tikrųjų, pagrindinė ta varomoji jėga, tai kaip ir užsiminiau, ar ne, yra tas poreikis tiesiog per laiką aplikacijos monolitinės architektūros atveju atsiranda per daug sąryšių, kompleksikos ir jeigu verslas iš tikrųjų ar ne nori judėti greičiau ir dažniausiai tą toną užduoda, žinot, gerai žinomi pasauliniai brandai, kaip pavyzdys, jeigu mes vystome savo technologiją, savo televiziją, ar ne, tai matom pavyzdžius kaip Netflix, ar ne? Visi taip pat galite, jeigu įdomu, dar neteko pasiskaityti, taip pat susirasti, yra daugybė straipsnių, kaip Netflix perėjo prie mikroservisų ir pasinaudojo Amazon Web Services technologijomis, taip ir mes, ar ne, negalime atsilikti, matom rinkos poreikius ir patys taip pat darom pokyčius savo produktuose. Ir tai mums leidžia, kaip ir minėjau, greičiau atsižvelgiant į rinkos pokyčius reaguoti, diegti naujas funkcijas ir tikimės, kad tai padidinti vartotojų įsitraukimą. Tai super. Dar kartą tada norėsiu padėkoti. Matau, kad šį rytą mūsų klausytojai nėra patys aktyviausi. Bet galbūt atsiras jiems klausimų po mūsų webinaro ir jeigu tokių atsiras, tai visados laukiam jūsų, kaip ir Rokas sakė, mes esam tam čia, kad jums padėtume apsispręsti, kaip eiti, kada eiti
į šitas naujas technologijas ir norėčiau palinkėti saulėto gražaus rudens ir viso gero šį. Ačiū visiems ir iki kitų pasimatymų.